Labas vakaras, su jumis sveikinasi šeimos pokalbiai, tai yra Agnė, Antanas, Jurga ir Antanas. Ir šiandieną susirinkome šaltą žiemos vakarą, kai jau yra sniego pilna lauke. Tėvukas geria arbatą, kavą. Be kavos niekados, su kava visada. Čia yra tėvukų šūkis. Ir įsivaizduokit, mes su Agnė gyvenam ir kiekvieną rytą tai girdim. Jo. Taip, aš grįžtu pas tėvukus, aš dar miegu, girdžiu rėkia. Be kavos niekados, su kava visada. Čia kaip, žinai, tose stovyklose yra tas šūkis, kur ateini ir kiekvieną rytą tą patį. Jo, čia visiškai jūsų tema. Bet tada reikia bendrą šūkį dabar sugalvoti. Dabar jau reikės, aha. Jo. Bet jis prie to šūkio pripratė, tai jau karts pavartoja. Gerą įrankį. Tėvukai yra labai dideli kavos mėgėjai. Tai jums iš tikrųjų žinot, kur reikia nuvaryti? Jums reikia nuvaryti į Nepalą, nes Nepalė yra vienas skaniausių kavų. O jūs galėtumėt, pavyzdžiui, žinai, ne, kad yra tokia kava, viena iš brangiausių kavų, kur... Ačiū, nereikia. Kur Nenoriu. Suvalgo pupeles, tada jas iššika, jas surenka ir tada padaro kavą. Ačiū labai. Va, ir nebandytum, nori pasakyti, nebandytum? Ne. Rimtai nebandytum? Aš tikrai pabandyčiau, aš labai norėčiau. Kažkaip... Aš gal experience norėčiau. Galbūt miškė. Taip, žinai, Nebent kai pagalvoji, kažkas valgo, Iššika. kažkas iššika Tas pats. ir tu dar užsiverdi. Bet nuplauna ar nenuplauna? Na, aišku, kad nuplaunu, man atrodo, To nežinau. O Dieve, tikrai nuplauna. Bet jau aš galvoju. Nereikia. Su kava visada. Jo. Bet be tokios. Man tai, pavyzdžiui, žinot, šiandien visiškai va dabar, aš iškart prie temos, ką aš norėjau pasakyti, ne? Mane kas, pavyzdžiui, sukrėtė. Toks oras, toks laiko metas, ne, labai fainas metų laikas, ne, dabar žiema, visa kita, kalėdos ateina, bet mane visiškai sukrėtė skambutį. Va, aš turėjau skambutį prieš kelias dienas ir man skambina psichologė. Man paskambina psichologė ir aš galvoju, gal man su manim kažkas negerai, žinai, reikia Mūsų draugė. Taip, bet ir man paskambino ir sako, žiūrėk, man reikia tavo pagalbos, pasikalbėjom ir taip toliau. Ir mane didžiausias dalykas, kas sukrėtė, tai vaikų vartojimas narkotikų, rūkimas, žolės, tų visų veipų ir taip toliau. Man pradėjo aiškinti ir pasakot, aš daug dalykų net pats nežinau, pasirodo, ką jaunimas čia vartoja. Ir aš taip pagalvojau, kad mūsų laikais šito net nebuvo. Mūsų laikais, kai mes atrodo čia prieš... O mūsų laikais. Jūsų, jo. Iš viskai sakė. Tik dinozaurai bėgiojo. O aš su jėtimi kažkur. Matei dinozaurus? Per toli nusikėlė. Aš per daug. Į istorinį Jo, čia, knygą žinai, nuėjai. labai toli į savo tas... Pro laikus. Tas reinkarnacijos laikus. O kom buvai? Aš? Nežinau. Matai, su jėtim lakščiau. Su jėtim jį lakstai? Geras. Apie laužą. Va, apie laužą dar sakė. Jo. Tai šiaip tarp kitko aplink laužą nuogas kažkada lakstėgi, pamenu. Lakstyt? Jo, Aš lakščiau. Ne. Nu, dar Jau žiemą rašiau. lakstė pliki. man šiaip buvo įdomu, kaip tu reaguosi. Nu, bet žodžiu, ne apie tavo nuogus laužų lakstymus, bet... Aš įsakau, kažkaip mes čia tai toli kažkur nuėjom. Bet esminis dalykas tai, kad aš nežinau, kaip jūsų laikais buvo su visais šitais dalykais, bet pasirodo dabar, aš net nežinau, bet vaikai mokyklose 14-12 metų vartoja narkotikus įvairiausius ir pasirodo, kad jie už mokyklos tik užėję yra tų pardavinėtojų, kurie ten pardavinėja ir tai yra labai lengva gauti. Šiuo metu vaikams yra labai lengva gauti. Reiks aptverti mokyklą. Tai tu... Spigliuotą tvorą. Ai, nes jie neišeina, ne? Šiaip, jo, jie ir gyvena. Bet čia rimtai, vat, pavyzdžiui, o kaip jūsų laikais buvo, ar buvo tokių dalykų? Aš manau, kad visko buvo. Nu, Bet nebuvo tiek populiaru. Jo, nebuvo populiaru. Pas mus buvo daugiau populiaru, aišku, cigaretės. Ir, nu šiaip, mūsų laikais, tai kokios buvo cigaretės? Tai kad nereikėdavo jokių narkotikų. Tokias buvo Pamir, Kazbekas, žinau, buvo tokios tos cigaretės, kai aš vienas iki pabandžiau.
Tai aš taip, žinai, suskersavau gana pakankamai gerai. Tai, karučia, ten labai jos, stiprios buvo. Aišku, tenai buvo tikras tabakas, žinai, kiek aš supratau. Tai va, o šiaip kas buvo pagrindė? Pagrindė buvo alkoholis, cigaretės. Mokyklai. Ne. Ai, Mokyklai išvis, ne. Aš kalbu. Dieve. Apie suaugusius pilnamečius aš net nekalbu. Tai yra, žinai. Aš noriu pasakyti, koks buvo populiarumas, ką aš iš vaikystės prisimenu, ko aš, sakykime, kai jau paaugsiu, norėčiau tą išbandyti, sakykime taip. Bet dabar 14-mečiai ateina į mokyklą, jau apsidaužę, apsinarkašinę ir tėvai nežino, ką daryti, nes tėvai daugelis galbūt net nežino tų, kaip veikia tai ir visa kita, ir veda pas psichologus, daryti kažką ir taip toliau. Bet man keiščiausia, žinai, aš manau, kad tiek, kiek mes ėjome į mokyklą, žinai, visi, kas rūkė, taip pat ir dabar, taip pat ir jūsų laikais, buvo vien dėl to, nes tu nori būti populiaresnis ir jeigu tu rūkai, tu ten vartoji tą patį alkoholį, jau ten, žinai, kiek tau 16-17 metų, tai tu reiškia, esi kietas ir tave pridės į tavo tam tikrą kompaniją, bet, žinai, aš baigęs tik mokyklą, nes aš irgi ten buvau, aš irgi tą patį dariau, bet tik baigęs mokyklą supratau, kad čia tas populiarumas ir kietumas yra tik mokyklai 2-3 metai, viskas baigėsi. Baigi mokyklą, baigėsi visi kietumai, nes kaip tik baigus mokyklą, tu esi kietesnis tas, kuris nerūkai. Nes man dabar, pavyzdžiui, ateina pas mane žmogus, sako, aš nerūkau. Wow, tu nerūkai, respektas. Tu stiprus. Jo, wow, žinai. Taip. Nes tai, prieinam prie to dalyką, pavyzdžiui, sakykime, aš, ne? Asmeniškai aš rūkiau. Gana stipriai ir pradėjau nuo to, kai sakoma, kad į Hebrą įeit, kad mandriau atrodyti, bet mes visi nepagalvojam apie tą dalyką, aš nesakysiu, kad čia bus ateityje tenai blogai, taip toliau. Aš ne apie tai noriu pasakyti. Aš noriu pasakyti apie tai, kad įpročiai. Tai taip. O tas įprotis pasirodo labai greitai, jisai pagaunamas mūsų organizmo, psichikos, ar kaip čia pasakyti, supranti. Ir sakykim taip, kada pats gimiai, aš tada jau pradėjau rūkyti. Tada buvo man metimas pakankamai lengvas. Man asmeniškai. Bet tu niekada nerūkėjai prie mūsų, prie vaikų niekada nerūkėjai? Niekada. Aš namuose iš vis net nerūkydavau, aš visada išvažiuodavau, kaip sakoma, iš namų išeidavau, o tada ir rūkydavau. O šiaip nerūkiau. Aišku, paskui, kai pradėjau pamatyti save, susimastyti apie tą rūkimą, susimastyti, kad rūbai smirdi, susimastyti. Man tai iš vis vienas toksai buvo, kaip šiandien prisimenu, supranti, aš turėjau tokią džinsinę striukę šiltą ir čia buvo kišeniuks toksai įsiūtas. Ir aš tada, kad jau man nebeužteko cigarečių, kaip sakoma, normalių, tai aš pradėjau rūkyti tas cigarelės, jau kaip cigariukai tokie maži. Mhm. Ir ten nesurūkysi viso iš kartą, žinai, ten surūkai, ten trečdalį, ten aš įsikišdavau, žinai. Mhm. Ir aš koridoriui, ką aš tokia smarbiai, žinai, tokia, nesuprantu, kas yra, žinai. Aš jau mamai nesakau nieką, žinai, kad ten kas čia yra, žinai. Mhm. Noriu įsiaiškinti pats, žinai. Ir tik prie tos striukės prieinu, tai galvoju, aš toks vaikštau, šiaip man tai gerai, o kiti... tai taip, tas smarvė. Bet, žinai, pavyzdžiui, aš pats rūkau ir man taip pat irgi mokyklai buvo visas šitas, bet, aš nepradėjau nuo tokių metų, aš ten 17 metų jau, žinai, kai jau, 18 jau kai suėjo. Ir čia man, pavyzdžiui, ir aš įsivaizduoju jaunimui, vapšė dzintas, marvė ir visa kita. Tu esi, tai faktas. Tu esi jaunas, tau... Jaunas, krūtas, kaip sakai. Tau ten kažkas pasakys, negalima, tu kaip tik dar labiau rūkysi ir dar labiau darysi, nes kai draudžia, tu dar labiau nori. Tai faktas. Bet dabar, kai man praėjo, 7 metai, 8 metai nuo viso šito, kai aš ten toj mokykloje jau baigiau mokyklą, tai po tiek metų tu man sakydavai, kiti man sakydavo, aš neklausiau, bet... Ar tikrai nori, kad po tiek metų tavo to rūkimo ir taip toliau, nes yra sunku mest po to, kosisi kaip chronius
tau bus sunku kvėpuot, tu norėsi pastoviai ir ta priklausomybė yra labai didelė problema. Ir aš dar pridursiu, Taip. ir dar pasakysiu iš savo patirties, kad mes įsivaizduojam, kad mes cigaretę pasiemam, nuraminame nervus, tenai dar kažką, tai ne. Nieko panašaus. Nieko tu nenuramini, niekas nebūna, jokia, kai sakoma, galva neatsipalaiduoja, o paprasčiausiai tai yra, įprotis. Įprotis, gana pakankamai sunkus įprotis ir dabar mąstykim. Aš nieko nesakau, taip. Parūkyt, jeigu reikia, parūkai, ten, tam tikrą... Bet mes kalbam apie jau suaugusius, kai esi, o ne vaikus. O kaip su vaikais, tai ką, aš irgi vaikas būdamas, ne vaikas, bet iš jau jaunuolis buvo, kažkur 11 klasė, man atrodo, aš jau pradėjau rūkyti. Tai, aš šiandien dienai nesididžiuoju, pavyzdžiui. Aš irgi visiškai ne. Ir žinai, kas man baisiausia, pavyzdžiui, yra šitoj situacijoje, aš dabar važiuodamas, žinai, kelyje, galvojau, pavyzdžiui, tu galvoji, kad tiek mergaitės, tiek berniukai, aš būtent kalbu apie vaikus, kurie daro šitą dalyką, ne? Tu galvoji, kad esi krūtas, tu galvoji, kad tu esi labai kietas, bet mergaitės, berniukai, jauni, jų kūnai bręsta, jų kūnai formuojasi, ne? Jie auga. Ir jeigu tu rūkysi nuo mažens, tarkim, nuo dabar, ką jaunimas daro, taigi mergaitėm užaugusios balsas deformuosis, jos pradės šnekėti, tai jo, vaina, žinai, berniukam gal mokykloje dabar juokinga ir linksma, ne, bet tos mergaitėsgi norės vaikinų ir vyrų, o vyram, kai jau suaugs, tai nėra gražu ir tai nėra seksualu. Taip pat ir vyrai norės moterų ir taip toliau, o ne mergaitės tenai ir taip toliau. Ir ar tikrai norės tie vyrai kosit pastoviai ir taip pat ir tas balsas deformuojasi ir visa kita. Aš įsivaizduoju, tu suaugtų, daryk, ką nori. Man ir kaip ir tu visada sakydavai, ne? Tiek mama, tiek tu apsišiktų su savo tais dalykais ir daryk, kiek tau reikia, ne? Taip. Nes kai jūs man sakydavot, kad kažko aš negaliu, aš specialiai darysiu. Vis laikas draudž to. Šiaip mano mintis buvo tokia, aš paskui su mama pasikalbėjom, ką mes darom, kai su tavim buvo su žaidimais, buvo esmė. Čia su kompiuteriniais. Jo, kompiuteriniais žaidimais. Tai ir mes priėjom prie išvados, kad leist pilnai tau žaist, kiek tu nori. Ir aš atsimeni, sakiau, kad gali neiti net valgyti, tu ten pasimaitink to pačiu žaisdams tenai, nusipirk maistą. Ir, ačiū Dievui, tas pavyko. Ir praėjom visą šitą fazę. Jo, pavyko buvo tas... Nes aš pamenu, kad tada ir sėdėdavau ten savaitėm nenulipęs ir tada galiausiai, kol iki apsivėmimo sėdėjau ir viskas baigėsi. Kantrybės buvo, skaityk, mums buvo kantrybės apie porą mėnesių. Jo buvo labai daug kantrybės, bet dantį sukandė, mes su mama tą kai sakoma, iškentėjom. Galim sakyti ir taip. Tiesiog nekentėjom, tiesiog laukiam, kas bus. Nes jeigu, kai sakoma, nepasiteisins, tada jau kažkokius kitus dalykus darysi. Bet, čia esmė yra tai, kad, pažiūrėjau, iš tėvų pusės, ne? Tai, kiek mes galim pasakyti, ne? Jūsų vaikas, 14-metis, pradeda vartot. Ką darot? Čia yra labai sudėtingas klausimas. Sudėtingas, bet iš viso tu su vaiku turi bendrauti, klausti, nedrausti, tu nerūkyk, ten tu negausi to, tave uždarysiu, tavęs neišleisiu, dar kažką. Turi iš viso kalbėti su jo. Jokie tokie uždraudimai, jūs nesat iš mūsų girdėję, kad neišleisiu kažkur, neišeisit, dar kažką. Tiesiog bendrauji. Kokia priežastis, kodėl tai darai? Iš viso gal mokykloje, nepriėm tavęs į grupę, tu nori dėl to tą daryti. Arba ten, kaip tu man šiandien iš vis pasakai, kad rūka ir mokintis lengviau. Nerūko, o narkotikai yra tam tikri jo. Ir gali ten aktyvus būti, mokintis lengviau, įsisąmoninė netgi. Tiesiog labai daug energijos būna, tai tas pats. Sakysiu taip. Ta pizdu, tegul jie ten visi, kas nepriėm. Tu būk pats savim. Dainačiur tenai, nepriėm. Pasiūsi ant 3 raidžių, bus iš vis gerai ir žiūrėk, tave priims. Čia visada tais yra.
Nerūkimas esmė. Čia neturi. Viskas susieina. Ne, tai aš turiu omeny, kad nerūkime yra esmė, kad tavęs, ar ten, žinai, jie nepriema, ne tame esmė. Tu aišku, nerūkyti. pradedi stresuoti, aišku, ten gal kažkas tai pasityčia, tenai nepasisekė pamokose, kažkas tai, masė dalykų susideda, tada ieškai, kur, kai sakoma, tos laimės gauti. Supranti, gal neišeina su tėvukais normaliai išsikalbėti, supranti, irgi. Bet aš manau, kad švieži galva, šviesios akis geriau yra, nes aš manau, kad vis viena ateis tas momentas, kada, supranti, pasikeis ta situacija. Vis nėra taip lengva net pasakyti, net nėra lengva. Aš žinau, kad nėra. Išrasti kažkokį vaistą tam reikalui. Tai yra tiesiog praktika iš tėvų pusės, tai tiesiog didžiulė kantrybė, didžiulis pokalbis su vaiku ir, kaip sakoma, bet neleisti, kad, vaikui, sakykime, gerai, tu būk geras, nerūkyk, mes tau duosim tenai viską, tas irgi nepadės, bet jeigu mes gyvenam šeimoj, tu esi pilnavertis šeimos, kai sakoma, tas narys. Ir jeigu mes esam šeima ir mes norim gyventi kartu, irgi tam tikros yra, sakykime, tam tikros ne tiek sąlygos, o gyvenimo kartu būdas, ar kaip čia pasakyti, gal tu geriau pasakysi. Kad tu nori pasakyti, ar kad tu nori, supranti, kad jam, vaikui, ne tiek, kad supranti kažkokiais grasinimais, o tiesiog, kad jisai suprastų, kad jisai yra pilnavertis narys šeimos. Ir kad visi darbai šeimoje, visi yra taip pat atliekami ir taip pat jis turi atliktai. Bet tas rūkimas, gerai, ką jis, aš atliksiu darbus ir toliau rūkau. Tai aš noriu pasakyti, kad supranti, kad tėvai, aš šneku kaip tėvai, kad negalvotų, kad jeigu mes ten jam duosim, kaip sakoma, skanesnį saldainį, tai jisai gal nerūkys. Aš tą noriu pasakyti, kad čia irgi ta tokia riba yra, tokia, kaip pasakyti, slidi. Kad tu gal kažkiek tai jam suteiksi tos, sakykime, tam tikrą laikotarpį tos laisvės, pradėsi šnekėti su juo, tenai, kai sakoma, jam, kad jisai nebūtų tam strese, bet vienas dalykas tai, kad neužmiršti reikia pakalbėti su juo, kad tu esi šeimos narys. Šeimos narys ir mes visi gyvenam šeimoje ir mes viens kitą turim pagelbėti, viens kitam turim, kai sakoma, būti kartu. Gerai, pavyzdžiui, Agnė yra, ne? Jinai, kiek to, 22? 22 metų mergaitė, jinai nėra rūkius, jinai negeria. Ir kaip šitą tu išbuvai, kaip mokyklai tau, ar nebuvo tų sunkumų, žinai, kad čia būk kietesnė, žinai, parūkyk, išgerk, varom į tūsą ir taip toliau. Kaip tu atsilaikei nuo viso šito? Nebuvo, šiaip mokyklai nebuvo to tokio, tai gal kokioj 12-11 klasėje, jeigu kažką ten sutinki, žinai, kažkur net ne savam draugų rate, kažkur yra tas pasakymas, kad ko čia tokia nubodi? Imk išgerk dėl manęs, ko čia dabar tu. Ir tada man dar labiau nervas užėma, kad, nori gerk, kodėl aš turiu tave linksminti vieną esmę. Tai gerai, bet kaip tu išbuvai tą visą laikotarpį, kur yra pagrindinis, žinai, nuo 16-15 metų, kur tu nori viską išbandyti, gal tau nebuvo, aš nežinau, bet kaip tu nepanėri į tą liūną, kur išbandyk, varom tūsint, varom šitą. Nepatiko man, tada nepatiko man tas dalykas. Nežinau, man buvo tada tas laikotarpis mokslai, šokiai, grojimas, dainavimas, nebuvo kažkaip gal kito iš viso momento apie kažką kitą pagalvoti. O gėrimas, tai nežinau, man labai neskanu yra. Aš nežinau kodėl, bet aš atsimenu vieną laikotarpį, kai senelis davė man per kažkokią šventę paragauti alaus. Ir aš nuo to karto, man taip neskanu buvo, nors čia juokingai skamba, bet man sutraukė ir aš atsimenu, aš tiesiog viską išpyliau, atgal ir man taip neskanu buvo. Ir nuo to karto, aš nežinau kodėl, bet atrodo,
aš dabar imsiu, nusipirksiu tą kažkokį kokteilį, kad aš galėčiau nusipirkti kažkokias skanės sultis. Nu, man yra jokingai skamba, kaip vaikiškai skamba, bet man taip yra. Bet tu niekada gyvenime nesi cigaretės, ne paėmus? Aš net... Nu, ta prasme įtraukus nesi? Aš esu bandžius tą tavo netikrą. Atsimeni. Kur darėt? Kokią netikrą? Kur susisukot su pusbroliu tą netikrą tokį. Ai, šitą. Tai čia šiaip labai... Nu, Ai, tu bandėjai šitą? Nu tai davėt, nu tai pabandyk, nu tai gerai. Bet aš žaidėjau. Nu, čia... Ai, tai tu nieko čia nebandžius. Mums buvo gal kiek 11 metų, gal aš nežinau, kažkur tam tarpe. Nu ir tas amžius, kur labai viskas įdomu. Ir va, mes tiesiog matydavom vaikai, nes kaip kiti rūko. Tu nerūkydavai, bet visi dėdės, visa kita, viskas, visa giminė rūko. Nu ir... Taigi, blemba, varai su dėdėm kietą, žinai, tipo, tai parūkyti vyrai rūko, žinai. Nu ir mes, būdami mažiukai, mes kažkokiu būdu sugalvojom tiesiog popieriaus lapą pasimti. Agnė visada būdavo šalia, kur ten pastebėk, kad niks neteitų. Ar... Jo, kad žodžiu, mes visada trysia būdavom. Nedastebėjai. Nedastebėjai. Nu ir žodžiu buvo taip, kad pasiėmėm lapą, tiesiog paprastą baltą A4 lapą, jį prasikirpom, tada prisikišom šieno ir tada kempinę įsikirpom. Aš neįsivaizduoju, iš kur tiek proto, kad iš kempinės pasidaryti dar filtrą. Tai, žodžiu, ir va tokia cigaretė. Jo, kokiu būdu mes sugalvom, kad filtrą reikia pasidaryti, aš neįsivaizduoju. Tai mes, va, aš prisimenu, kad pirmą kartą, va, čia buvo parūkimas 11 metų gal kažkur, tada mus pagavo mučiutė, aš gavau labai pizdai. Visi gavom, jo. Labai. Bet mane uždarė kambarį, vapšė. Tai labai kažkodėl įprečiom. Kur, tipo, jo, nes Antaniuk Zavadyla, tai šitas, tai tikrai tu primastei, žinai. Ir aš gavau... Tave pirmą pamatė. Jo, nes aš ten ant antram, trečiam aukšte, karočią, ant elektrinio dviračio myniau. Pažiūrėkite į mane. Pusbrolis spėjo paslėpti. Jo, jis ten sutrypė, tai žodžiu, bet šitas buvo pirmas kartas ir tada prisimenu, kad po šito karto, nu, tai iki 17 metų ir nebandžiau. O dėl gėrimo, tai kada, jeigu taip normaliai pabandžius atsigerti, gal kokie 20-19 metų buvau? O gal 20? Man keišiausia, kaip reikia to, ko tu žvengi. bet ir tai nebuvau niekada prigėrus ir aš nenoriu žmanyti, man biškėlį kažkaip nejaukiai yra tas jausmas, nu, prigėrimo jausmas. Nebandai, tu nežinai ar nejaukiai? Kada čia? Kai aš pirmą kartą tą stipresnį gėrimą man davė, tai pasijautė biškį, kad apsisuko galvą. Žinai, tiesiog nėra... Viena esmė, kad nėra man skanu ir aš nematau prasmės tame. Bet žinau, jokingai tas dalykas tau skamba, žiūriu, matau. Nu man, o kam skanu iš viso? Aš net nežinau, labai fainai yra tas dalykas, bet kodėl mes tai darom, nežinau. Bet čia mes kai suaugęs esi, tai viskas normaliai. Bet aš ką kalbėjau ir kas mane šokiravo, tai vaikai. Man šokiravo, kad vaikai vartoja narkotikus. Tai va, suprantu. Sakyk. Ne, aš manau, kad tas, kad šiaip mokykloje, kai daug kas šneka ir matai socialiniuose tinkluose, kaip jauni vaikai šneka apie visą mokyklą ir apie viską, tai kad jie pakė tiek daug streso, aš irgi atsimenu, kad patyriau nemažai, bet iš mokyklos, kaip visi mes norim kažką realizuoti save, tai einam į būrelius ir taip toliau. Ir aš manau, labai daug visko gaunasi. Nes kaip ir ne vieną kartą ir man yra buvę sakęs mokytoja, tai turi pasirinkti, ar eisi į šokius, ar eiti į mokslus. Ne? Bet jeigu aš noriu tą realizuoti, aš turiu skirti ir šokiams laiko, ir dainavimui, ir dar kažkam. Ir aš manau, vaikai patiria tą didelį stresą, pabandė, jie pamatė, kad jie atsipalaiduoja. Ir manau, tas irgi nėra mažai šnekama, bet tai, kaip tu turi nuleisti tą stresą. Ir visi ieško iš tokių būdų, kaip alkoholis ir rūkimas. Tai, manau, labai sunku tas dalykas yra. Tai aš manau, labai reikia kalbėtis su vaikais ir mokyklose ir kaip nuraminti tą stresą. Aš pasižiūriu socialiniuose, kiek jauni vaikai kelia ir šnekasi, kaip jie jaučiasi. Tai baisu net klausytis, kaip pagalvoji, kad nebežino, kaip ištverti tą savaitę. Tai mūsų laikais nebuvo tas pats? Tas pats buvo. Bet kodėl mes lengviau atrodo pragyvenom šitą? Aš manau, priklauso irgi nuo vaikų psichologijos ir visko. Aš tą patį mačiau kaip ir tu, kad TikTokas visas pilnas yra, kaip sunku, čia negaliu, čia kontrolinis tararam. Ir aš taip galvoju, bet taip, mes tą patį praėjom. Mums tą patį. Taip, mes irgi stresavom. Tai jo, bet tikrai taip. Aš tai nelabai, žinai, bet man iš viso mokykla, žinai, apart patyčių,
ką aš ten patyriau dėl to, ką aš veikiau socialiniuose tinkluose. Apart šito, faktas yra daug to streso ir visa kito, bet nebuvo antiek blogai, kaip dabar visi čia pasakoja, oi, nebegaliu gyventi. Dabar vaikai kelia į TikToką, kaip sako, aš noriu nusižudyti. Tas baisu. Kaip sako, aš nebegaliu, aš noriu nusižudyti ir kelia tokius dalykus į internetą. Kaip tu gali tokius dalykus daryti, kaip tu gali kelt, mes kiekvienas praėjom šitą. Taip. Mes buvom ten. Tai jeigu tau dabar sunku, ką tu darysi, kai tu išeisi iš tos mokyklos, tau dabar yra padėta viskas, tėvai rūpinasi, pinigų yra, viskas yra, aprengtas, mokesčių nereikia. Tu tiesiog pasidaryk namų darbus, baigt nustok šitą šūdą vartot, kurį vartoja, žinai, vaikai, ir eik į tos egzaminus, padaryk ir viskas, mėgauk savo laiką. Reikia kalbėtis, gal nieks nesikalba, reikia paaiškinti ir pamatyti, kad tu ateitį turi kurtis, o tu rūkimas ir alkoholis tau nesukurs ateities. Bet supranti, gal net ir mokykloje, kai sako, oi, reikia mokytojams kažkam pakalbėti, bet kai tu susėdi į suolus ir oficialiai kažkas atsistoja priešais tave ir kalba, į jaunam žmogui visada tas yra, tu čia kalbėk, mes čia tipo pasiklausysim. Nėra tos kažkokios jaukios tiesiog bendravimo, ne? Kai būna, pavyzdžiui, stovykla buvo, ne? Ten su vaikais kažkur būdams, kažką veikdams, tu šnekies, tu bendrauji, taip toliau, yra kitaip. Bet kai atsistoji prieš tave mokin, ir tu nesiklausai. Tu nenori klausytis, man rodos. Aš galiu pasakyti vieną dalyką. Paprasčiausias dalykas, ar tu jaunas, ar tu nemažas, bet jaunas, ar tu jau suaugęs, yra praktiškai tas pats. Tik tiek, kad jaunas skiriasi tuom, kad tu eini į mokyklą ir tu, kai sakoma, atsakomybė tik tai tokia, mokyklinė, sakykime, ar ne? O jau suaugęs yra jau kiti dalykai, ar ne? Bet iš esmės yra tas pats. Ir kad mes žmonės, va čia ir yra visa tas dalykas, sakykime, pakankamai labai rimtas, tai kad mes paklausome kitų žmonių įtakos, netaip pasakiau. Mes paklausom kitų žmonių, galvodami, kad jie yra daugiau žinantis ar, sakykime, kaip įtakingi, ar ne, sakykime, ne, tam tikram veiksme, ar ne, aš vėliau, žinok, aš noriu pasakyti, bet nežinau, kaip sudėlioti tos žodžius, nes tiek yra sudėtinga. Vienas. Aš tada, taip, nesikabinė gerai. Paklausyt žmonių. Išsakyt. Taip. Esmė tokia. Tai, kad mes klausom kitų žmonių. Wow. Bet reikia, sakom, bendrauti, kalbėtis. Tai kaip reikia neklausyti kitų tada? Aš sutinku, kad bendrauti reikia. Bet aš šneku apie tai, kad mes klausomės kitų žmonių ir sako, paimk parūkyk, paimk padaryk, paimk nueik ten kažką padaryk. O kur tavo galva yra? Parūkyk ir prisidė ir būsi krūtas tarp visų. O tai kur tavo galva yra? Aš galvoju, gal jaunimas nelabai ir galvoja šitų dalykų. Atsiprašau, kiekvienas galvoja, mes ne kažkokie besmegeniai esam. Atrodo, yra smegenytėsgi. Man čia bus blogai gal po 10 metų, žinai, pochai tas 10 metų. Aš ne apie tai šneku, kad bus blogai. Čia bus visiems, kaip sakoma, kiek prisirūkęs atendaką, nors bus taip, kaip bus. Čia jau kita tema, už tą dalyką pašnekėsim. Bet aš šneku apie, supranti, apie tą, kai aš noriu pasakyti, kaip išeiti iš tos nežinios, nes nėra tokio vaisto, kad išeiti iš tos nežinios. Kaip išeiti? Kaip? Būna, aš taip dažnai užduodu šitą klausimą, tiek vaikam, kaip jiem padėti, kaip jam paaiškinti, nes jam yra sunku. Ir tu esi jaunas, tu visą kitą ir tau yra sunku, ką daryti. Kai tau, supranti, suaugęs šneka, tu taip nedaryk, aš taip dariau, o man tai, eik, tu žinai kur, su savo tom melodijom.
aš noriu pasakyti, sakau, aš labai sunku sudėti žodžius aiškiai, nes labai plati tema yra, supranti, ir labai sudėtinga. Bet aš noriu pasakyti, kad mes žmonės labai daug klausomės iš šono žmonių, kuriais mes, sakykime, gal per daug pasitikim, ne tuo momentu. Ir mums įkiša ten tą parūkimą, ten da kažką, tai supranti, nes aš tą gal noriu, gal dabar išsikalbėjau, supranti, aiškiau, supranti, nes paklausom, supranti. Kai tu suaugęs paklausai tenai kitaip, supranti, kitokie dalykai. Aišku, ir būna ir tie patys, tie rūkimo dalykai, supranti, ir vartojimo tų visų nesąmonių, supranti. Bet esmė ir tame, kad mes paklausom, kad okei, nu ką tu čia vieną, nu ką čia du, nu kas čia tokio, nu išgėrei vieną čirkiutę, nu į kas. Gerai, o ką daryti? Ką daryti? Čia, žinok, sakau, vaisto nėra. Bet čia būtent vaistas nėra, yra. Tai yra ar nėra? Galvą reikia turėti. Pirma, savo galvą. Antra, mes kai dvasinius tuos kelius vaikščiojom, tais dvasiniais keliais, vadinkim taip, ne? Irgi apie tai pašnekėsim vėliau, kas tai per keliai. Tai šiaip aš ką buvau išgirdęs, čia mano teorija, čia grinai mano teorija, aš pats savo pritaikiau tą teoriją, nu, tam tikrai buvo, sakykime, pasakyti žodžiai, ne, bet aš pritaikiau grinai savo, kaip savo teoriją. Pasižiūrėk į veidrodį. Ten buvo kalba apie kitką, kad pasižiūrėti į veidrodį, o aš pasižiūrėjau į veidrodį, kaip aš atrodau. Ir aš tame veidrodžiu įsivaizdavau, kaip aš, sakykime, atrodau, kaip aš rūkau, kaip aš atrodau taip apsirengęs, kaip aš atrodau susinervavęs, kaip aš atrodau piktas, nu, ir taip toliau, ne? Ir aš kai pamačiau tą dalyką, supranti, nu, aš tikrai, žinok, mane taip praktiškai sudrebina. Nes atsiminė, aš gana piktas buvau. Nežinau kodėl, bet tas gyvenimas, matyt, kažkur tai, kaip sakoma, nešiojo šonais. Tai supranti, tai vat, kai tai pasižiūrėjau, supranti, aš pradėjau daryti, nu, tam tikrus, supranti, nu, nėra tų vaistų, tokios tabletės, kad ras ir pasibaigė. Ne. Tu turi su savim, šitaip, nu gerai. Nu, bet vaikui, tu įsivaizduok jam, 14 metų. Nežiūrėsi tą veidrodį. Jam pohui viskas, blėt, tie tavo veidrodžiai ir taip toliau. Ką reikia daryti mokytojams, ką reikia daryti tėvams, nes ta sistema dabar yra labai šūdina. Visa ta mokyklos sistema yra belia kaip šūdina. Ir čia jaunimas dabartinis turi viską keisti. Tai man įdomu, nes aš pasižiūriu, kaip ir kalbėjom, tam tik tokie vaikai kelia ten dalykus, žiaurius, kad nusižudysiu, nebenoriu, nebegaliu ir taip toliau. Kaip mūsų laikais buvo. Taip, bet... Šokdavo nuo tiltų, šokdavo į upę. Bet kaip praeit šitą? Nu, bet gal dėl to, kad nieks neįsikalb, ką jie iš tikrųjų nori veikti. Kokie jie nori būti, jie visur derinas, visur tapatinas prie visų, labai daug, kaip sakai, Instagramą ir tik tokia, daug informacijos, visi, ten laimingi, visi pinigai, keliauja, mašinos brangios, tenai, taip toliau, taip toliau. To aš negaliu ir tada bando save kažkaip atpalaiduoti, nuraminti, taip toliau. Per daug informacijos yra. Per daug lyginimuose. Jo, per daug, jo. Dar sėkidą pasakysiu, tos informacijos, kaip aš sakiau, tas, kas šneka ir mes galvojam, kad tikrai jisai taip gyvena. Supranti? Galim sakyti, melaginga informacija, gal taip sakykime, gal nežinant tos tiesos apie tai, supranti? Kokia ta informacija yra paskleista? Bet čia paėmus, aš nežinau, tie vaikai, kurie užsiema, eina kažkokius burelius, ne kažkokią užklasinę veiklą daro, man rodo, jie mažiau galbūt rūka, kažką. Nes jie neturi kada. Taip. O tie, kurie tiesiog eini mokyklą, pareinamu, ten kompas, su draugais čatina, ne kaip jūs sakot, į viskas. Ir jie neturi
ką Reikia veikti. užimtumo. Reikia tiesiog užimtumo. Šiaip be abejo. Turi atrasti, ką mėgsti, patinka nes jiem jeigu daryt. nepatiks, vėl bus stresas. Ne, jo. jokių būdų negali daryti to, kas Dar galiu nepatinka. pridėti, vat, jeigu apie tos dvasinius, ne, kaip aš sakiau. Pavyzdžiui, va tenai, kur Indijoje, pavyzdžiui, guru, kur yra tie turi ašramus viską. Mokyklos. Jo, savo mokinius. Nuo ryto iki vakaro yra užimtumas. Iki, kai sako, maksimaliai užimtumas iki, net nėra jiems net pagalvoti, tenai Neturėtų normaliai veikti. pavalgyti ar dar kažkas. Viskas yra. Bet ne tik tas užimtumas, kad vien ten matematika ar kažkokia... Ne, tai- mokinais Tai kas patinka. Jo, Jo. nes negali šitai Bendravimo tenai, jo, visokiausi darbai, visokie Nu, kartu. bet kaip tu sakai, tipo, kaip tu ten tuo laikotarpiu tipo, neužsiemi to. Nes iš tikrųjų aš dabar kaip pagalvoju, aš neturėjau kada. Nes, grįžti 7, 8, gal 7, 6 iš mokyklos, po būrelių, tada namų darbai ir užmiegi su tom knygom, supranti, ir galbūt tas irgi, bent jau, nežinau, bet tiesiog irgi gal variantas yra, kad reikia užimtumo, Nes nežinau. tu stengiais sunku mokytis, pasakyt. stengiais siekti tos būtent, to dalyko, tu supranti ir buvai tą užimtą. Pavyzdžiui, iš savo pusės, ne, aš pasakysiu, kada man irgi, jeigu taip šnekam apie tą užimtumą, tai supranti, aš rankinį lankiau mokykloje, tai buvo treneris, jis buvo gana toksai motyvuotas, žinai, toks pavyzdys, žinai, tikro tokio stipraus žmogaus, supranti, ir jis mus spaudė, vai, supranti, bet mes ėjom vis vieną. Paskui mūsų pradėjau kultūrizmą lankyti, supranti, irgi mano tas fizinė mokytoja, supranti, mes viską subūrė mūsų į tokią, kaip sakoma, kaip bendruomenę. Mes išprašėm iš direktoriaus sklepą duoti, kad duotų, gavom tą sklepą, išsikraustėm tą sklepą, viską kartu su mokytoju, supranti, pasidarėm staklės, tada ką, kur tu gausi tos staklės, dar ką nors, viską susivirinom, kaip mes, ne mes vyrinom, tėvukai vyrinam, bet esmė, visi kartu viską nešim, darėm, supranti, ir toks motyvavimas buvo gana pakankamai, aš neturėdavau kada pamastyti kažkur tai su draugais, kažkur susitikti, be šansų. Aš pareidavau 9 valandą vakare, tai kur ten pamokas staigiai ir į lovą, tai supranti, gal, žinai, prieinam prie tabletės. Prieinam prie pagrindinės tabletės. Jo, prie pagrindinės tabletės prieinam, kad mums reikia kažkokio motyvuoto veiksmo. Ne, bet iš tikrųjų, tiek vaikai imkime suaugusi. Jeigu žmogus neturi jokių, savo patinkančių dalykų ir suaugę žmonės susirga depresija. Hobių. Tada pradeda, jei nerūka, ne narkotikai, tai pradeda antidepresantus gerti. Nes neištveria to tokio įtampos galvoje ir taip toliau. Tai čia lygiai tas pats. Reikia veiklos. Reikia Tabletė. veiklos. Tabletė yra Tikslas. užimtumas, tai kas patinka daryti. Realizavimas savęs. Realizuoti save. Bet pradžia tikslas. Nu. Savo tikslas. Suraskit tikslą. Hebra, suraskit tikslą. Ir pirmin. O ką kita? Ne tuose rūkimuose, gėrimuose tikslas. Ne. Nieko jis nenuveda. Kaip jūs sakant, jeigu nerandat, ką mėgstat, hobių neturit, išbandykit viską iš eilės, atrasit kažką. Mes panašiai su Agne ir jūs, panašiai ir darėm. Taip. Nes Viskas. vedė ir į šokius, į gitarą, į meno mokyklą, į grupės, į Taip, man dainuot. sportas, Jo. dainavimai. Visur viską išbandėm ir, man irgi, pavyzdžiui, iki 17-18 metų, iki kol prasidėjo man ten tie vakarėliai ir taip toliau, kol baigė sportas, grinai baigė sportas ir man prasidėjo visas nesąmonė, žinai, nes atrodė depresija. Bet iki to aš nei varydavau kažkur ten labai tūsint, panų neturėjau, nebuvo kada varyti, nes aš visada arba sportavau, arba mokiausi, žinai. Dažnai dar YouTube'as. tokioje vietoje dar gyvenam. Ir dar YouTube'as ir miškai. Ir aš dabar, kai pasiklausau, žinai, kur mano bendramžiai, žinai, sako, kartais pakalbam, žinai, apie mokyklos laikus ir sako, tai va čia pirma pana buvo 14 metų, ten 15, žinai, ten jau trečia, žinai, vos ne 12 klasė ir aš toks, aš dar tada nei panos neturėjau, nei pirmo bučinio, žinai, ir toks, o tai ką tu darai? Tai va, šokius baigiau, meno mokyklą baigiau, sportas, žinai, tipo kultūrizmas ir visa kita ir aš
holy shit, tiek darai. Tai ačiū Dievui, šiaip ačiū tėvam jum, kad jūs vedėt visur ir motivavo daryti. Bet irgi, būtumėt vedę mane, pavyzdžiui, kokį pianiną, man tas nepatiko ir aš nenorėčiau. Bet gerai, jūs ėjote į muzikinę, ne? Jums labai nepatiko solfedį. Nu, labai nepatiko. Labai nepatiko. Ir buvo taip, ne, kad... O kiek aš tada aš jau pats jau galėjo tai. baigti be Galima. solfedžio, tiesiog mokintis groti gitarą, mokintis su pianinu ir neiti solfedį. Bet aš realiai, žinokit, Galima? Galima. galėjai. Galima. Tai mes taip ir darėm. Ne? bet realiai pasakysiu, kad aš asmeniškai jaus vaikus tiesiog jums sakiau, kad jūs eikit, o jūs, o kaip čia bus? Sakau, mes kitą solfedį. Ai, tu iš viso sakai, mes kitos Ne, solfedį. Aš solfedį sakiau, ne muzikinius. Aš sakiau, iš vis, nu kam, jūs stresuojat ir nu kam. Ten kelis metus reikėjo, o po to galima atsisakyti. Jo. Man atrodo, mes galėjom po egzamino po 3 metų. Aš 3 tikrai ar 4 nebeatsimenu, metų, mes jo. po tas pirminis egzaminas buvo. Pradžioje Tada reikėjo. Antaniukas metė ir tada aš mečiau po metų. Pamačiau, kaip Bet gerai jau. muzikalkę baigiam. Nu, tai, Nu tai aišku, nu bet tai... nedarė to, ko Nes nenorėjo. mes juk ir nenorėjom stoti muzikinę. Nu, Bet dėkui. kitas galėtų sakyti, tai čia disciplina. Vat laužai savo, žinai, užsibrieštus tikslus. Bet mūsų- Discipliną reikia turėti ir nenori padaryti. Bet mūsų užsibrėžimas buvo išmokti groti. Jo, Aš jūs turėjau norėjot tik su groti. pianinu, tu norėjai tik su gitara. Mes nenorėjom kažko papildomai. Suprantate? Bet mes vėl grįžtam prie tabletės. Daryti tai, kas patinka. Ir tikslas. Supranti, kam reikia knystis kažkur tai, jeigu tu esi depresijoje? Kam? Eik ten, kur malonu. Kam ten būt, kur nemalonu? Nu kam? Man taip atrodo, tos 3 metus ir turėjom laikyti, todėl kad susipažinti su Nieko natom. panašaus. Palauk, tik šiaip pasakysiu, kad susipažinti su natom ir taip toliau. Mes išmokom ir viskas. Tai aišku, nepagrus nesusipažinę su natom, bet... Va taip jūs man Ne, tas ten natas pažįst giliai, pianinę nieko tu panašaus. susimokai. Tets dabar jau žinok viskas. Jo, bet- Po, tas tavo solfedis nereikia. Nu, susipažinom ir užteko papildomai eiti. Aš suprantu, kai tu, čia kaip sakoma, jeigu tu sieki to Taip. muzikavimo jau konkrečiai. Taip, aišku, mokytojų kad- muzikos. Jo, nu. muzikos Taip. mokytojų. Tenai. Nieko tau nereikia. Taip, reikia. Taip. Bet jeigu supranti, tai yra tik tai, kaip sakoma, kaip koks malonu, pomėgis, malonumas, hobis. hobis, tai atsiprašau, Taip. galima be streso. Taip. Galima. 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 viskas. Galima. Streso. Tai va. Išsirinkit savo tikslą ir siekite jo ir mėgaukitės savo gyvenimu. Nes, pavyzdžiui, mums nepatiko. Taip, rimtai čia. Jo. Tai va. Nes, pavyzdžiui, jeigu mums nepatiko... Nu, palaukit, nebežinau, nei ką noriu pasakyti. Jeigu Nes- būtumėm liepėti solfedį, Jo. arba būtumėt metę, Visiškai metė, taip. arba... O man labai patiko groti su pianinu. Nu, sunkių dienų būna kartais sunkiai, bet norėjau išmokti ir valio, labai džiaugiausi. Nu, pavyzdžiui, nori tabletės, ne? Ten to, kaip jie ten vadinasi tie, tos tabletės. Nu, Nu, kur ten tą vaibą duoda, ne? nu, Nu, narkotinės tabletės tos vadinamas, ne? Tai pasim, pavyzdžiui, nusipirk šnipščiančių tablečių. Agnė, pavyzdžiui. Jis sveika bus, tu galvoji, o, čia aš va taip. Va. Reikia patraukti. Miltų nusipirk. Man atrodo, Gerai, apie viskas. tai galvoju, ką galėtų pasakyti. Aš manau, kad radom mes šiandienos temos tikslą. Tai Aš labai atsiprašau, bet labai čia taip. Jo, jeigu aš manau, kad visus dalykus tiek tėvai, tiek vaikai įsivaizduojat, kad reikia užimtumo, reikia veiklų ir Jo, kai be tu abejo. turėsi veiklų, Nėra. tu būsi užimtas, tu neturėsi net kada galvoti apie blogus dalykus. Tai to ir aš palinkėsiu ir manau visi mes palinkėsim, kad suraskite tai, kas jūs, nežinau, džiugina, ką jūs mėgsta daryti. Svarbiausia. Taip. Ir išbandykit kuo daugiau dalykų. Čia aš šitą irgi labai gerai išbandžiau. Bandykit viską. Taip. Ir tai, kas patinka. Taip. Jo, kuo daugiau išbandykit ir tada atrasit, kas jums patinka. Ir Ne tik, kad kuo daugiau, o viską bandykit. gerai, Bet tai tik ne tuos. čia. Nu, Jo. tos gali pabandyti. Žodžiu, ačiū labai, kad žiūrėjot. Su jumis buvo šeimos pokalbiai ir mūsų šeiminėlė. Agnė, Antanas, Jurga ir Antanas. Ir ačiū labai, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikint, pasubscribint ir iki kito. Iki. Yeah. Hey,